Sveiki. Sveiki. Labą vakarą, Simonai. Tai va, iš mūsų kaip ir komanda jau visą susirinkom. Mhm. Gal keletas minutėlės. Jau kelios minutės yra po 6, gana daug susirinko žmonių, galbūt galim pradėti, ar dar truputį palaukiam, kaip jaučiat? Galėtume pradėti, tik, aišku, galima pradėti, aš dar galvoju paskambinti Rimai Pečkieniai. Jos kažkodėl kol kas nėra. Tik iš savivaldybės yra atstovų, ar ne? Jo, bet iš seniūnijos. Tai koks skirtumas įrašą pažiūrės? Laikas pinigai žmonių. 6 valandą pradžia, tai pradžia. Tai, Eduardas teisingai sako, tai gal mes tada, jeigu prisijungstinai turi, gal nebe tiek svarbu, čia mes turim visą būrį žmonių. Tai labas vakaras, aš Lina tavęs paprašysiu įjungti įrašymą, turbūt įrašymas reikalingas yra, tiesiog, kad atsimintumėm visi vienodai ir protokolų rašyti ir panašiai. Tai jeigu prieštaraujančių akivaizdžiai nėra, tai mes tada pradedam įrašymą. Ir aš tai tik trumpai pristatau, nes patį renginį visą pristatymą ves projektuotojai ir Tomas Segalis ir jo visas būrys atstovų ir jie prisistatys, aš tik tai kaip savivaldybės atstovė, miesto aplinkos skyriaus kraštovaizdžio architektūros poskyrio patarėja Vaiva Deveikienė. Sakau, noriu pasisveikinti su visais, padėkoti, kad susirinkote ir priminti, kad mes jau antrą kartą renkamės šitai temai ir bus dar trečias kartas. Ir viešoje erdvėje Antakalnio gatvėje arba ties Pauliaus Širvio gatvės numeriu 5 vystomų kvartalų, jinai yra projektuojama ir bus įrengiama vystytojo lėšomis. Tai mes turime Viltektos kolektyvą, kurie, kaip minėjau, patys prisistatys. Iš savivaldybės mes čia iš mūsų to paties skyriaus ir poskyrio dalyvauja, renginį organizuoja Lina Balkelytė ir mano kolegė Judita Repšienė. Dabar dėl tokio bendros tvarkos turbūt, tai mes išklausysim pristatymą koncepcijos, kuri yra
reiškia, iliustracija, kaip mes supratom, kaip projektuotojai suprato rugsėjo 25 metų, rugsėjo 25 vykusio pasitarimo, esamos situacijos aptarimo ir pasitarimo dėl projektavimo uždavinių metu. Tuo metu tiesa tikrai labai negausiai dalyvavo žmonių, tai tik tai iš seniūnijos buvo praktiškai bendruomenės, beveik ir turbūt nei vieno nebuvo, bet tai nereiškia, kad mes, taip sakant, šiandien to negalim padaryti. Tai tas gausesnis būrys mes galim daug ką patikslinti, nes tai yra ta, pavadinom, koncepcija, toks tarpinis pasižiūrėjimas, kurie kryptimi einam, nes po to, kai bus parengti projektiniai pasiūlymai, jie atitinkamai irgi vėl bus aptariami, pristatyti. Tai pristatymą išklausysime, tada kalbėkime turbūt pakeldami ranką arba rašydami į čatą pasiūlymus. Esam gavę pasiūlymą, pristatys projektuotojai juos iki šiol elektroniniu paštu, tai jie taip pat bus aptarti. Tai tada prašom, Tomai, ir gal pristatykit tada ir vystytoją, nes aš detaliai nenoriu suklysti ir kaip čia mes, reiškia, kokiu principu dirbam ir kokias idėjas turite. Tai labas vakaras visiems, aš esu architektas Tomas Segalis, Enter Opportunity Fund 1 užsakymu mes parengėm koncepciją viešos erdvės prie Pauliaus Širvio gatvės, tai Enter Opportunity Fund atstovas yra Simonas Potopis, projekto vadovas, dalyvauja pristatymė. Jo, ir taip pat mano kolegė Ivona Davidavičienė. Tai aš gal daugiau pakalbėsiu, Ivona surašys protokolą. Tai, kaip ir minėjau, mano vardas Tomas yra, pasidalinsiu ekranu. Šiaip truputį, jeigu apie save, tai ne pirmą viešą erdvę projektuojam, tiek Vilniuje, tiek Kaune, ir Senamiestyje, ir palei Neries krantinės, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Šiaip pats asmeniškai gyvenu netaip toli projektuojamos teritorijos Žirmūnuose prie šitogi, prie iki. Tai visai gerai esu susipažinęs su projektuojama teritorija. Tai gal truputį pradėsiu nuo to, kokioje mes šią stadiją esam. Tai visų pirma, kaip ir Vaiva minėjo, prieš porą gerų mėnesių turėjom pasirengę analizę sklypo projektuojamo. Ta analizė buvo paviešinta. Tos analizės viešinime dalyvavo, bet dalyvavo tik tais savivaldybės ir seniūnijos atstovai. Tai ten buvom išsinagrinėję esamą situaciją, esamą įrangą, esamą būklę, pėsčiųjų srautus, esamus želdynus, būklę želdynų ir taip toliau. Tada turėjom tokį nedidelį aptarimą, kaip seniūnija mato tos teritorijos vystymasi, kokie poreikiai galbūt yra, ir tuo pagrindu pasiruošėm, kaip ir Vaiva minėjo, tokią koncepciją, kurią šiek tiek dar aptarėm savivaldybės komisijoje. Ir ją sudėjom taip, kaip supratom užduotį, kas mūsų manimų yra svarbu. Ir tada turim tą koncepcijos aptarimą šiandien, kur norim ją pristatyti jums, išklausyti, kas galbūt tinka, kas galbūt netinka, ką reikėtų tobulinti. Ir tada jau dar už kelių mėnesių grįžti su jau galutiniais projektiniais pasiūlymais ir tuo jau tokiu oficialiu tikruoju viešinimu. Tai gerai. Tai tada mažiau šnekų, daugiau darbų. Tai
tokią pasidarėm, koncepciją, kad kaip mes matom tą sklypą, tai kad tai yra žalias miesto parkas, prioritetai būtų vaikai, aktyvus poilsis, prieinamumas, esamų medžių apsauga ir viešos erdvės sudedamosios dalis, tai būtų skirtingų amžiaus grupų vaikų žaidimų aikštelės, aktyvaus poilsio aikštelės, sporto aikštelės, aktyvaus pasivaikščiojimo takai, patogios jungtis su esamais pėsčiųjų takais ir galbūt šunų dresavimo aikštelė, kur iš paklausimų sukėlė daug klausimų, tai galėsim aptarti jos būtinumą. Tai galbūt pradėsiu tą koncepcijos aptarimo visų pirma nuo patekimo į viešą erdvę, kas yra labai svarbu. Tai šiuo metu į viešą erdvę yra patenkama praktiškai iš 3 sklypo kampų. Tai pietrytinėme kampe yra laiptai, pietvakarinėme kampe yra tiesioginis patekimas iš šaligatvio zonos be jokio perkritimo ir šiaurės rytų kampe yra esami laiptai. Tai jau čia analizės metu su savivaldybės atstovais ir seniūnijos nustatėm, kad tie laiptai nelaiko nei kritikos, nei kažkokių reglamentinių reikalavimų, todėl buvo vienareikšmiškas sprendimas, kad reikia laiptus pakeisti. Tai kadangi iš viršutinės terasos yra pakankamai didelis perkirtimas, apie 6 metrų iki jau tos viešos erdvės, tai numatėm naujus laiptus. Čia būtų tiesiog laiptai lenkti, kadangi šitoje pusėje kaip ir yra vienas tiesioginis patekimas be jokio perkritimo iš šaligatvio lygio į viešą erdvę, tai čia palikome tik laiptus. Tada buvo savivaldybės irgi pastabos dėl pritaikymo žmonėms su specialiais poreikiais. Tai nagrinėjom šiauriniai pusėje, kad kaip čia tą tokį patogų turėti patekimą, kad jisai būtų ir pritaikytas žmonėms su negale ir turėtų tokį patekimą laiptais, kaip ir visi pripratę. Tai atradom tokį variantą, kuris galbūt galėtų būti ir patogus, ir architektūriškai patrauklus. Tai laiptai kartu su pandusu. Tai būtų pritaikyta žmonėms su negalės iš šitos kraštinės patekimas, o kas norėtų, galėtų naudoti laiptais. Tai iš principo visus esamus patekimus išnaudojam, juos perdarom, padarom su turėklais, pritaikytus ir taip toliau. Praktiškai esama takų struktūra taipogi jinai išlieka, tie takai, kurie dalis susiformavo tiesiog žmonėm vaikštant, tai praktiškai jinai struktūra nekinta, kadangi jinai praminta, naudojama ir yra turbūt visiems patogi. Tai galbūt kaip kažkas ten pastabose pastebėjo, pakringeliavom šiek tiek, bet galvojam, kad parke takai nebūtinai turėtų būti ten tiesus kaip strėlė ir galėtų būti šiek tiek tokios plastikos turėti. Taip leidom savo šiek tiek pabanguoti, bet apie tai galima irgi padiskutuoti. Tai va, čia turim tokį patekimą, kuris lygtais istoriškai kažkada buvo, bet dabar jis yra užtvertas. Tai mes jį palikom, ar jisai kada nors atsidarys ar ne, palikom į perspektyvą. Tai va, tai yra dėl patekimo ir teritorijas sudalinom į tokias turbūt 3 pagrindinės zonas. Tai prioritetas kaip ir dabar yra, taip ir manom, kad svarbiausias dalykas yra vaikų žaidimų aikštelė. Tai kas būtų su ją daroma, būtų numatyta specializuota danga. Manome, kad dalis įrangos yra tikrai geros būklės ir netaip seniai pastatyta, ją galima būtų tiesiog
perkelti į tą naują vaikų žaidimų aikštelę, aplink kurią būtų suformuoti patogūs suolai vaikų priežiūrai. Tada turėtume dar vieną aikštelę jau šiek tiek vyresnės amžiaus grupės vaikams ir suaugusiems. Ir tada tokia nedidelė sporto aikštelė jau su tais pačiais treniruokliais. Jo, ir priekyje buvo toks pasiūlymas arba galbūt turėti daugiau žalumos, arba galbūt turėti šunų žaidimų aikštelę. Tai diskutavom su seniūnija, kad galbūt yra jau ta aikštelė palei upę įrengta, bet kažkaip seniūnijos buvo akcentas, kad tikrai yra nemažai šunelių, ne visi vedžioja į ten palei upę, ir kad tai čia ta aikštelė taip pat galėtų būti. Tai mes ją ir kaip sakyti, ir palikom. Tai tiek yra iš tų funkcinių zonų. Dabar kas liečia tokius techninius daugiau dalykus, tai kadangi projektuojam gretimai taip pat daugiabučių kvartalą, tai yra numatytas šiluminės trasos iškelimas į šitą teritoriją. Taip pat iš techninės pusės tai planuojama visą skverą apšviesti, kadangi buvo gauta pastebėjimų dėl tam tikrų saugos dalykų, tai taip pat galbūt galima būtų pagalvoti apie tam tikrų dalių vaizdo stebėjimą. Jo, tai dar tada truputį atitrauksiu apie tą infrastruktūrą, kurią pasiūlytume. Tai čia esam įdėję tiek laiptų analogų, tiek galbūt pandusų analogų, kaip jie galėtų atrodyti, tiek suolų analogų, kurie galėtų būti palei žaidimo aikšteles, ir tiek analogų, kurie galėtų būti tiesiog žalioje erdvėje. Jo, dabar dar vienas turbūt yra labai svarbus momentas, ir ką kažkodėl man nepritraukinėja. Jo. Tai yra esami želdynai. Tai visą infrastruktūrą stengiamės dėlioti taip, kad išsaugoti didžiąją dalį medžių, ypač tų, kurie yra vertingi. Tai vertingiausius turim labai didelius medžius, tai vienas yra šičia ir kitas yra šičia. Tai stengiamės visus sprendinius daryti tokius, kad tuos medžius kuo labiau užeksponuoti ir išsaugoti. Galvoju, ko dar nepapasakojau. Jo, tai iš principo tą mūsų pristatymą aš galbūt įsivaizduočiau, nes iš koncepcijos kaip ir daugiau mažiau papasakojau, ką planuojam. Tai dabar esam gavę nemažai pasiūlymų, kuriuos turbūt galima būtų paskaityti ir aptarti, ir tada turėti bendrą diskusiją. Tai kaip ir minėjau, Tomai, aš truputį atsiprašau, galbūt mes padarom šiek tiek, dabar matau, du žmonės kelia rankas, tai gal tiesiog jiem leiskim pasakyti, gal turi tokių operatyvių klausimų, tada grįšim prie tų pasiūlymų ir tada gerai. Jo, gal tada dar užbaig greitai, tai po to tada išklausom, tada pasiūlymai ir tada aptarimas ir dar ką noriu atkreipti dėmesį ir užakcentuoti, kad ta koncepcija yra tam, kad mes su jumis galėtume aptarti ir išsigryninti tai, kas yra aktualu, tai, kas yra gerai, tai, kas yra blogai, ir kad galėtume jau grįžti su tais sprendiniais, kurie jau būtų tinkami tolimesniam vystymui. Tai jo, ačiū, tada klausom. Prašom, Nerijau.
Sveiki, labai ačiū už tokį samų pristatymą ir norėčiau ir pats truputį prisistatyti. Esu atstovas Antakalnio 75A, kur pirmam aukšte Maxima ir turbūt daugiausia naudojamės šio parkeliu ir aš pats ir su kaimynais. Ir turiu visą krūvą ir iš kaimynų klausimų ir pats matau, kad čia daug dar galbūt reiktų diskusijų prieš. Ir dar aš manau, kad reikėtų net pakeitus kažkiek, nu, patys, sakykime, pagal komentarus projektą, planą ar ne, dar turbūt kartą susitikti, nes iš tikrųjų labai gaila, kad nebuvo išplatinta apie pirmą susitikimą jokios informacijos, bent jau nu, nepasiekė mūsų. Tai tikrai ir labai džiugu, kad visi kartu susirinko ir galima padiskutuoti. Tai pirmas ir toksai esminis gal klausimas, ar ne? Tai šitas parkelis yra labai mažas, ar ne? Ir bet koks sprendinys, vienoks ar kitoks srautų pakeitimas, tai gali būti tik popieriuje, ką ir matom dabar pačiam parkelį, ar ne? Nes srautai, kurie buvo kažkada planuoti, tai dalis jų veikia, bet dalis jų visiškai neveikia ir žmonės tiesiog vaikšto taip, kaip jiems patogu. Tai labai norėčiau, kad tam plane atsižvelgtumėte šitą dalyką, ar ne, tai pats turbūt toksai labiausiai krentantis į akis dalykas, tai visi sprendiniai, kurie ta prasme, pats parkelio projektas atrodo patraukliai, ar ne, ir bet koks atnaujinimas yra labai sveikintinas ir labai smagu, bet koks sprendinys, kuris mažina pačio parkelio plotą, šiuo atveju, man atrodo, tikrai nelogiškas. Tai tokie šiam bent jau projekte matau du sprendinius, kurie atrodo, nu, man asmeniškai neįtikinami. Tai vienas iš sprendinių tai yra laiptai, kurie yra visiškai ne pagal srautą šiaurės rytų kryptyje, ar ne? Kurie yra, nu, tokių zigzagų einantis ir man, nu, čia tikrai neįtikinanti vieta, kur atrodo, nu, tikrai reiktų diskusijos, kodėl būtent taip suplanuota, nes nu, žmonės, kurie vaikščios skersai parkelio, tai tikrai bus jiems nepatogu, vienreikšmiškai. Laiptai, kurie yra pietryčių pusėje, ar ne, vėlgi, nu, ar tai nesumažina parkelio ploto. Tai, nu, čia nesu tikras, ar nereikia irgi turbūt diskusijos, ar tai nesumažina. Sekantis klausimas yra šiaurės vakarų kryptyje, šalia to turgelio yra toksai senas garažas, kuris, aš matau, bent jau čia pagal projektą, jis ir lieka. Kodėl jisai lieka ir galbūt savivaldybės atstovė galėtų pakomentuoti, kas čia per daiktas ir, ta prasme, jisai ypač šitam naujam atnaujintam parkelį atrodys dar baisiau negu dabar, nes ir dabar jis tikrai neprideda vaizdo. Ir galbūt jį galima, nežinau, kažkur iškeldinti arba panaikinti iš viso, nes tikrai, man atrodo, absoliučiai nelogiškas sprendimas jį ten laikyti. Dabar sekantis dar klausimas, nežinau, ar viską spėsit atsakyti ar ne, kas liečia šunų aikštelę, ar ne, tai noriu pabrėžti, kad šitam parkelyje, ypač mūsų namo gyventojams, nerealiai girdisi garsas bet koks, ir ypač žemesnių aukštų kaimynams, tai nu, tikrai visi kaimynai, su kiek kalbėjau, nei vieno kaimyno nebuvo už tokią idėją, už šunų aptvarą, nes iš tikrųjų triukšmo tik padaugės. Ir aš dar net daugiau turėčiau pasiūlymą, galbūt iš viso yra sprendinių architektūrinių, kaip išnaudoti Maksimos pirmo aukšto sieną, galbūt gali būti kažkoksai dirbtinis barjeras akustikai, nes nu, reikia suprasti, kad užstačius pagrindinį šiuo metu garso išėjimo lauką, tai yra rytinė pusė, tas garsas dar labiau padidės ir aidas tarp visų keturių parkelio sienų, grubiai tariant, jisai dar padidės. Tai čia labai padidės akustinis triukšmas nuo ryto iki vakaro visiems aplinkiniam gyventojams. Tai turbūt nelabai noriu daugiau išsiplėsti, nors turėčiau, bet nu, taip pat gal paminėčiau dėl vaikų žaidimo aikštelės, kad džiugu, kad bus kažkokie atnaujinimai, bet labai norėtųsi pamatyti, kokie konkrečiai atnaujinimai, nes ta žaidimo aikštelė, kur yra dabar, jinai nėra bloga, tiesiog nu, jinai yra vienoda kaip ir visam Vilniui ir norėtųsi kažkaip pamatyti, kokios tos žaidimo aikštelės bus konkrečiau. Tai turbūt pagrindiniai mano klausimai tokie ir ačiū. Ačiū, Nerijau.
kažką turbūt galim atsakyti iš karto, kažką turbūt galima bus atsakyti vėliau. Tai dėl laiptų šiaurės rytų kampe. Tai iš tikrųjų jie atrodo galbūt šiek tiek didesni negu kad esami laiptai. Problema, kad esami laiptai, kaip ir minėjau, jie jokiam reglamentui netitinka. Tai faktiškai, kad nusileisti per tokį aukštį, tai tiek maršų, kiek va čia yra, tiek jų reikia. Galbūt galima tuos maršus kažkaip tų tarpinių aikštelių padaryti šiek tiek mažiau, pasižiūrėti, bet pakopų skaičius maždaug išliks toks pats. Ar jisai čia vizualiai, kadangi dalis įsipjauna į šlaitą, tai praktiškai viešoje erdvėje atsiranda, tos dvi pakopos. Tai čia galima būtų padaryti vizualizaciją, padaryti kažkokį modelį, pasižiūrėti. Bet, tokio dydžio laiptų tikrai nebus, jie bus ilgesni, nes čia pakopos turbūt yra 2,5 karto per aukštos, negu kad jos gali būti. Tai va, dabar kas liečia šitą pusę, tai jo, pastaba sveika. Yra tam tikrų priežasčių, dėl ko tie laiptai atsistojo šitą kryptim, bet aš manau, kad galima pasižiūrėti, kad jie tą kryptį tiesesnę, kaip eina takas, arba galbūt šitokią išlaikytų. Tai čia turbūt tą pastabą galima priimti. Dėl to garažiuko, nežinau, prašysiu savivaldybės truputį gal tada pagalbos, kam jisai priklauso ir tada, pažiūrėsim, ką su juo daryti galima. O dėl Maksimos sienos, tai, mes įgaliojimų tokių kažkaip keisti Maksimos sieną nelabai turim, abejoju, kad gausim. Tai turbūt nelabai galėsim kažkaip jos pakeisti. Galbūt želdynų prasme mes galim pagalvoti kažkokiais želdiniais, galbūt, jeigu yra toks poreikis, pabandyti tą garsą prislopinti. Tai va, iš tos pusės želdynais parke galima būtų galvoti. Dėl šunų aikštelės aš jau supratau, kadangi 4 žmogus deda minusą, tai matomai nebedarom to šunų dresavimo aikštelės ir tiek žinių, nebent atsiras 5+, bet kol kas tai tik 4 minus. Kur galima pliusus dėti? Ir minusus? Tai, sakykit, garsu sudėsim, garso įrašas daromas. Tai plius. Ok, 1 pliusas yra, 4 minusai. Jo, tai čia turbūt iš visų, kas prisijungia, tikrai manau, kad tų minusų galima dar 10 surinkti, nes iš to, ką matau iš kaimynų, kas prisijungia, tai visi buvo prieš. Dar toks irgi turbūt svarbus momentas, kurio nepaminėjau, norėčiau paminėti, jeigu progą turiu. Iš tikrųjų šitas parkelis labai toks, kaip čia pasakyti, jaukus ir mūsų visų mylimas. Ir labai būtų fainai dar pagalvoti, kaip išnaudoti tą parkelio, kaip čia pasakyti, perimetrą. Nes dabar, ar ne, jeigu aš gerai suprantu, tai rytiniai pusėje yra išlaikomas tas takas, kuris jau dabar yra, ar ne. Bet pavyzdžiui, prie Maksimos senelės, ar ne, galbūt verta pagalvoti, kaip idėja irgi padaryti kažkokį takelį, nes tuo takeliu iš tikrųjų naudojasi labai daug žmonių ir ypač tie, kurie ten vedžioja šunis ir panašiai. Ir man tai vis tiek kelia kažkaip nerimą tas sumažinimas šiauriniai pusiai dėl to panduso. Tai, čia irgi yra toksai, manau, vertas diskusijų objektas. Labai ačiū už dar paminėjimą dėl tos akustikos. Tikrai galima būtų želdiniais pagalvoti, kaip galbūt garso kažkaip sumažinti parkelyje aidą, nes tikrai, sakau, užstačius dar vieną karštinę, tas aidas tik padidės.
Ačiū, Nerijau, turbūt mes va taip ir padiskutavom šiek tiek ir kažkiek tai atsakėm. Aš gal dėl to garažo prisipažinsiu, nepasiruošus atsakyti, bet kokiu atveju tikrai spręsim, nes kažkaip aptarinėdami niekaip jo nesureikšminom. Tai labai gerai, kad akcentavote ir čia žiūrėsim, kad jo geriau būtų, kad neliktų. Bet kol kas dabar Jo, nes aš negaliu dar atsakyti. iššoksiu į tą analizę, kur čia mes buvom pasidarę, tai čia turbūt va šitas yra, šitas aš įsivaizduoju Taip, daiktas. tas pats. Jo, tai reikia nustatyti jo savininką. Taip, Tada taip, tai galima bus aiškinsime galvot, savininką, ar ką su juo- ar be šeimininkės, ar kaip, ir tada matysim. Tiesiog aš atsiprašau, kažkaip iki šitos nebepriejo klausimas. Jeigu aš gerai žinau, tai ten yra savivaldybės garažas, kuriame laikomi ten visokie ūkio daiktai. Bet nesu tikras, bet aš taip manau. Tai nebent kokius, gerai, tai įsiaiškinsim tada, bet Bet kokiu kokiu atveju. atveju, ypač jau dabar jisai atrodo ten gan baisokai. O kai atsinaujins parkelis, jis atrodys, švelniai tariant, labai blogai. Ne, tai viskas tvarkos. Turbūt reikės viską padėti pastangas, kad jo neliktų. Dabar Aistė, tada gal aš pirmiausiai vadovauti, bet tiesiog matau gerai, kas kelia rankas, tai prašom, Aistė. Sveiki, ačiū. Aš irgi šio namo gyventoja, taip pat iš karto pasakau, kad aš prieš šunų vedžiojimo aikštelę, būtent dėl triukšmo. Taip pat norėjau iškelti tokį klausimą dėl asocialių asmenų ir jų pomėgio būriuotis ir laisvalaikį leisti ant suoliukų šitame parke. Taip pat iš to sekanti problema dėl šlapinimosi krūmynuose, kurie irgi dabar yra. Taip pat klausimas, kaip čia galėtų atsirasti kažkokie sprendiniai, kad nebūtų tokių, kaip čia pasakyti, užuovėjų jiems pasislėpti nuo kaimynų, nuo gyventojų, nuo policijos, kurią mes šiaip dažnai kviečiam, ypač šiltuoju metų laiku. Nes yra būtent vaikų žaidimų aikštelės ir dažnai visokios situacijos iškyla su keiksmais ir tikrai tokių, sakykime, neigiamai nuteikia tokie. Tai čia vienas yra. Kitas yra, būtent dėl tų krūmų, tada automatiškai dėl jų šalinimo, kiek tai galėtų būti sprendžiama. Ir tada klausimas dėl kietų dangų, kodėl pasirenkama būtent trinkelės ir tas trinkelizavimas. Ačiū. Tai jo, klausimas turbūt dėl tų socialių asmenų, tai turbūt kas geriausiai sprendžia tokius dalykus, tai šviesa, atvirumas ir skaidrumas, kaip sakyti. Tai mūsų pasiūlymas buvo, kad visą parką reikėtų apšviesti. Tai turbūt šviesoje to mažiau galėtų būti. Taip pat, jeigu atsiranda aktyvaus poilsio aikštelės, tai turbūt daugiau sportuojančių, daugiau aktyvių žmonių, tai mažiau vietos asocialiem asmenim. O kitas dalykas, yra dar tokia priemonė, kur dabar matau savivaldybė taiko kitose skveruose, tai dar įėjimuose būna ir kamera pastatoma. Tai galbūt tai galėtų būti kaip variantas kažkokiuose kritiniuose taškuose. Tai va, o dėl tų krūmų šalinimo aš truputį, žinokit, nesupratau, kur ten tos krūmus jūs norėtumėt šalinti, nes krūmų lik ir labai daug ten tokių nėra. Gyvai, jeigu ateitumėt ir pažiūrėtumėt vasarą, tai tikrai matytumėt, galbūt dabar nesimato jų, tokių jie tiesiog jie numetę lapus, ar ne, netrodo, kad už jų gali pasislėpti, bet tikrai jų yra. Ir dar vieną pamiršau tokią pastabą, būtent dėl paauglių. Čia atsisakant, jeigu šunų tos aikštelės, ar ne, galbūt vertėtų pagalvoti apie paauglius be sporto aikštelės, nes po pamokų iš VGTU inžinerijos licėjaus būtent susirenka tokie paaugliško amžiaus vaikai ir jie dabar, pavyzdžiui, eina į žaidimų aikštelę, kurie akivaizdžiai jiems nėra pritaikyta, jiems reikia sukurti kažkokią erdvę.
Ir aš taip pat siūlyčiau galbūt pasvarstyti tokį variantą. Aišku, aš suprantu, jeigu jūs norit panaudoti dabartinius įrenginius, negalvodami apie naujus ir įdomesnius sprendimus, tai galbūt čia toksai yra, sakykime, problema. Tačiau sakyčiau, kad čia yra toksai siūlytinas galbūt variantas. Dar aš norėčiau truputėlį papildyti kaimynę. Tai ne tik tai krūmai, bet ir yra medžių, kurie tiesiog nuleidžia šakas. Ir ten, jie ir krūmų yra, ir pačių medžių, kurie yra, sakykime, nežinau, ar kaip čia pavadinti, peraugę, ar tiesiog neprižiūrimi, ne, ir jie tiesiog sudaro tokias sąlygas, kuriuose ypač asocialūs asmenys vasarą atlieka savo reikalus. Tai čia yra iš tikrųjų didelė problema, nes čia ne vienetiniai atvejai. Ir aš nežinau, ar kameros šiuo atveju gali pasiekti, kad to nebūtų daroma. Gal greičiau tiesiog tų tokių želdinių, kurie sukurtų tokias uždaras erdves atsisakymas arba kaip čia pasakyti, panaikinimas ar pakeitimas, kaip pavadinti. Tai aš manau, nes brandžius medžius tai turbūt tikrai visi suprantam, kad reikia saugoti, o tai, kas yra tiesiog krūmai, kurie galbūt kelia rūpesčius, tai čia galima tą pasižiūrėti. Dėl tų trinkelių, kol mintis nenubėgo, tai iš tikrųjų nėra čia konstanta, bet diskutavom su seniūnijos atstovais, kokie tie takai galėtų būti. Tai, taip kažkaip priėjom, kad jeigu tiesiog pluktas gruntas, tai galbūt ne visais metų laikais tinka. Asfaltas netinka kitais požiūriais, o trinkelės galbūt tokios, kur yra kažkiek to jaukumo sukuria, kažkiek paspirtukus pristabdo. Ir liktai seniūnijai toks kaip ir buvo tinkamas variantas. Aišku, galim žiūrėti, padiferencijuoti, kur yra mažesnio intensyvumo takas, ten galbūt pasižiūrėti kažkokią kitokią, tarkim, sutankinto grunto dangą, kur jau ta tokia pagrindinė magistralė darytas trinkeles. Tai čia nėra konstanta, kaip sakyti, jeigu tik kaip ten irgi jums patogumas su tais takais, kurie drėksta, mirksta ir kurie ten svarbesni, kurie netiek svarbus. Tai tą galima irgi pasižiūrėti. Aš dar atsiprašau, įsiterpsiu. Iš tikrųjų geras klausimas dėl tų trinkelių, nes kaip pavyzdys Bernardinų sode, ar ne, kuris yra senamiestyje, tai labai puikiai apseinama ir be trinkelių, kurios sukuria ir šiokią tokią, kaip čia pasakyti, urbanistiką, ar ne. Tai aš irgi pritarčiau, kad iš tikrųjų trinkelės parkui ar parkeliui šiuo atveju, tokio jaukumo, vargu ar priduoda ir, tas, būtent Sereikiškių parko toks variantas, man atrodo, tikrai žymiai patrauklesnis. Taip, svarstytinas turbūt variantas. Jo. Noriu priminti, čia tie, kas žino, kas gyvena, kad čia, kur šalia tos 4 zonos, kur yra šunų aikštelė, tai ten atlydžio metu telkšo labai didelis ežeras. Tai čia irgi turbūt reikėtų apie šitą vietą pagalvoti, galbūt drenažą kažkokį sugalvoti, nežinau, bet iš principo ten kaupėsi vanduo, ten yra duobė ir ten būna ežeras. Ačiū. Aš dabar įsiterpsiu, matau, Giedrė kelia ranką, bet mes Giedrėj turbūt suteiksim žodį neužilgo, bet labai daug yra žmonių surašę į čatą, tai mūsų pokalbių zoną. Galbūt galim šiek tiek žvilgterti, nes aš matau ten, jūs gal galite Tomai atsidaryti irgi tada, nematysite. Nes čia gal kai kas kartojasi, mes šiek tiek peržvelkim dar čia nais. Nes matau, Marius Markevičius daug rašo truputį, nes čia lygiai taip pat svarbus ir po to grįšim tada Giedrė. Jo, nes dar reikia nepamiršti, turim keturis laiškus. Jo, ir bet čia dabar labai svarbu, kaip mes esam kartu laiškus. Tai... Gerai, tai bandykim. Tai dabar galvoju, kaip čia. Aš galiu paskaityti, kad būtų lengviau po to jūs. Jo. Dabar Marius Markevičius klausė, ar galima sužinoti, kodėl patogus patekimas be laiptų keičiamas laiptais, kaip į teritoriją pateks spec technika. Čia buvo pradžioj mūsų diskusijos jau tas klausimas. Tai tiesioginis patekimas, visi turbūt žinom, yra čia. Tai jisai toks, koks yra, toks jisai ir lieka.
Kiti visi patekimai yra dabar su laiptais, tai šitam kampe ir šiauriniam kampe yra su laiptais. Tai gal tada galit patikslinti, apie kokį tiesioginį patekimą kalba eina, nes tas, kuris yra tiesioginis, tai jisai nekeičiamas. Jeigu, Mariau, esate, galit mikrofoną įsijungti, tai patikslinkit, kas jūs čia neramino. Sveiki. Jo, neteisingai aš tada supratau paaiškinimą, nors žiūrėjau piešinį, bet iš to, kas sakyta, ten daug kartų laiptai buvo paminėti ir turbūt aš netaip supratau, kad ir toj esamoj vietoje iš Širvio gatvės šalia Maksimos, maniau, kad ir ten bus laiptai. Tikrai ne. Čia yra tiesiog. Tai tada gerai, tada šitas klausimas atkrenta, ačiū. Aišku. Tada Ernestos yra šiaurinėje pusėje, čia tokie daugiau patarimai, bet gal perskaitykim. Šiaurinėje pusėje galėtų susijungti takai, kaip yra dabar tam, kad skvere būtų galima vaikščioti ratu. Čia iš esmės labai, turbūt tą turima galvoj. Ernesta pati yra, gali aišku pasakyti, ar teisingai supratom, bet ta prasme, kad būtų kuo daugiau tokio užžielinimo, aš suprantu. Tai čia matyti viskas išsprendžiama. Taip, naudoti daugiau tą plotą, kad, nes vis tiek dabar yra vaikščiojama per žolę arba, kaip matėte, išmintais takais, nes norisi tos daugiau tako praėjimo ar pasivaikščiojimo, ir nes kai takas neturi tokio rato, tai tuomet galas tiesiog pirmyn atgal, nesukuria jaukumo to. Ir tada jūsų Ernesta kitas yra, nepabėkite, klausėte, ar galite patikslinti, ar liks treniruoklių zona, kuri šiuo metu tinkamai įvairaus amžiaus atstovams. Tai Tomai patikslinkim, ar bus treniruoklių zona? Taip, tai čia mintis buvo tiesiog jos truputį sugrupuoti pagal tą tokią naują struktūrą, bet šiaip tos visų tie treniruokliai yra geri, tai jos planuojam ir palikti. Ir aš dabar pati garsiai galvoju, atsiprašau, kad įsiterpiu, buvo pasiūlymas apie, čia kai kalbėjomės apie paauglius galvojant, tai galbūt tos treniruoklių zonos gali persipinti arba turėti ir naudos ir jiem, bet čia reikia galvoti, ne? Taip. Ir tada dar toliau, vėl Marius, kiek suprantu, bus išsaugoti tik 2 medžiai, o visi kiti bus kertami. Turbūt ne taip. Ne taip supratot, žinau. Bet čia yra pastaba iš karto, atsiprašau, yra pastaba, nes ir man reikėjo labai ilgai žiūrėti brėžinį, kad suprasti, kas ten tais raudonais apskritimais punktyriniais apibrėžta. Ateityje žymėkite ne raudonai kažkokius tai polajus turbūt, ar nežinau, ką jūs nežymėjote. Nes labai... Šaknų apsaugos zonos, čia mūsų toksai yra, kaip čia savivaldybė prašo žymėti projektas. Taip, bet jūs žymėkite kažkaip blankiau, nes tai yra mažiausiai įdomu žmonėms, kurie mato, o žmonėms įdomu yra medžio būklė ir medžio dydis esama. O jūsų tos raudonos zonos tiesiog visą brėžinį padarė neįskaitomą. Gerai, tai ačiū už pastabą tada. Ir toliau eina dėl šunų aikštelių, tai mes tada gal čia pasisakymą. Jo, bet čia gal reikėtų dar užakcentuoti. Šiaip medžių neplanuojama aplamai kirst, tik tais galbūt tik tiek, kiek yra blogos būklės arba kurie kažkam jau ten labai trukdo, bet šiaip visus medžius planuojama išsaugoti. O tik tais aš tą atkreipiau dėmesį, kad 2 medžiai yra labai išskirtiniai savo dydžių. Tai va čia, tik dėl to, o visi kiti, nemažiau svarbus. Tai kažkokiu čia didelių kirtimų tikrai niekas neplanuoja. Tada aš, kadangi ėmiausi dar įdomesnius klausimus akcentuoju, kurie gal nesikartoja. Eduardas Kriščiūnas klausia, ar pliusai tai čia apie šunų aikštelę. Eduardai, jūs esate, tai galite pakomentuoti gal tada savo mintį dėl šunų aikštelės. Tai dėl šunų aikštelės aš tikrųjų suprantu gyventojų nepasitenkinimą dėl triukšmo, bet tiesiog matosi, kad jau gyventojai ten bet kokiu triukšmu nepasitenkina. Nes akivaizdu, kad jiems visas šitas skveras yra labiausiai, arčiausiai namų ir tai yra vienintelė žalia erdvė prie jų, nes jų sklypas kažkaip iš vis neturi želdynų. Bet mano manymu galimas sprendimas yra, kad jeigu pasisektų atidaryti praėjimą iš Antakalnio 77 sklypo, kuris yra nežinia kodėl užtvertas,
tai aikštelė galėtų būti šiaurinėje parko dalyje, nes ten vienam namui 83 Antakalnio būtų šlaitas, o iki 75A namo būtų didesnis atstumas ir daugiau želdynų galėtų tilpti. Ir tuo pačiu tas sklypo galas galėtų tapti gyvesnis. Tai yra, kad visame sklypo plote atsirastų vaikščiojimo poreikis. Tai yra kažkokie šunys, yra kažkam tai praeinant pro šalį, įdomu pažiūrėti, kaip tie šunys žaidžia dar kažką. Tai yra visas sklypas būtų įveiklintas. Nes šiuo metu tasai galas tokie yra šabakštynų, krūmynų kažkoks tai rinkinys, nes ten realiai nelabai yra kam užeiti ir ten net nejaukų užeiti į tą kampą šiaurinį. Nes laiptų visos jungtys yra nutrauktos, tai yra iš 77 sklypo patekimas yra neįmanomas, į šiaurinį šiaurės rytų kampą už sklypo šito ribų yra tvoros pastatytos ir visi takai nutraukti, tai tų sprendinių nesiemus, visas šitas sklypo planas yra kažkoks tai Bergždžias laiko gaišimas. Tai yra, kad čia akivaizdžiai yra reikalingos pėsčiųjų jungtis, kur žmonės galėtų iš Tverečiaus gatvės ateiti ne palei triukšmingą Antakalnio gatvę į parduotuvę ir galėtų iš stotelės nueiti tiesiai į Širvio gatvės namus. Aš atsiprašau, aš turiu iš karto atsakymą ponui Kriščiūnui. Tai pagrindinis dalykas, kodėl buvo iš viso atsisakyta praėjimo, visų pirma iš Turgelio, dėl Antakalnio 75A, tai čia aš negaliu pakomentuoti, nes čia yra projektuotoja taip suprojektuota, bet pats pagrindinis dalykas, kodėl buvo atsisakyta iš Turgelio įėjimo, beje, čia irgi mano viena mintis buvo galbūt padaryti vienpusį įėjimą į Turgelį, tai gal būtų sveika, todėl kad yra technologijos ar ne, kur šūkų principų galima būtų pereiti tik į vieną pusę. Nes pagrindinis dalykas tai kas parkelį tvarkys, kai ten atsiras šiukšlynas, nes kaip žinia, parkelį yra daug maitinimo įstaigų ir buvo vienu metu prieš, jau sumeluot kokius gal 4 metus ar gal ir daugiau, atidarytas tos praėjimas ir ta prasme parke buvo absoliutus šiukšlynas. Tai kategoriškai manau, kad mano kaimynai sutiks su tuo, tikrai kiauro praėjimo tikrai toj vietoj nereikia, nes šiukšlyno parkelį tikrai nesinori matyti. Tai tik tiek norėjau pakomentuoti. Labai keistas argumentas, nes šiukšlynai šiaip turi būti tvarkomi. Ir jeigu bus erdvė įrengta taip, kad tą šiukšlyną tvarkyti būtų paprasta, tai jo ir nebus. Žiūrėkit, galim ginčytis iki nukritimo, bet faktas yra tas, kad tas parkelis buvo atidarytas iš Turgelio pusės, ar ne? Ir buvo absoliutus šiukšlynas ir tikrai niekas nespės kiekvieną dieną pritvarkyti. Kas savaitę taip, bet tikrai nerealu, kad kiekvieną dieną kažkas eis ir tvarkys paskui žmonės, kurie dėja ne visi tvarkingi. Tai statykit kameras, nesuprantu šitos problemos. Jeigu kažkas... Tai čia dabar renka... Jeigu tik tokia yra problema, tai labai džiugu, nes anksčiau buvo atsakymas, kad tiems prekeiviams labai trukdo einantis pro šalį pirkėjai. Tai yra šalia jų prekystolių einantis pirkėjai, neva tai labai trukdo tiems Turgelio prekeiviams. Jiems labai nepatinka. Tai bet sprendimas nebuvo surastas. Jo, tai dabar girdime kelis tokius, kaip sakant, diskusiją ir tikrai darysim išvadas. Dabar Giedrei duodam žodį, nes jinai labai ilgai kantriai laukia, kol mes šiandien užrašuose diskutavom, tai prašom Giedrė. Negirdim, žinokit, Giedrė, jeigu Girdite kalbas. mane? Va dabar girdim. Tai dėl Turgelio aš norėčiau papildyti, kad tai buvo vienu metu Turgelis atsidaręs ir jie ten buvo staliukus išsinešę ir ten galbūt bariukas buvo ir tada buvo tikrai daug netvarkos. Ir po to buvo Turgelėje taip, kad jis labai pritraukė daug asocialių žmonių ir per jį kerta. Kaip tarkim laiptais viršui nusileidžia ir kerta per Turgelį ir tiesiog pradėjo apvoginėti tą Turgelį, tai Turgelis užsidarė būtent dėl šitos priežasties. Tai čia tas dalykas. Tada norėčiau bendrai tikrai pasakyti, kad tas parkelis labai fainas tuo, kad galima eiti juo ratu visų perimetrų Turgelio. Tai tas pandusas, sakyčiau, taip ir nutraukimas to kelio, taip atima dalį didelę mums to parkelio ir ta pusė mes tikrai einam. Jūs ir takelį pamiršot prijungti prie daugiabučio, kur išeina varteliai. Tai va čia norėtųsi atkreipti dėmesį. Ir kitas dalykas, vaikai lipa ant to konteinerio betoninio ir ten irgi leidžia laiką. Tai irgi tenais kažkaip atkreipti projektuojant pandusą, kad irgi būtent ten yra tas pakrypęs medis, kur projektuoja tą pandusą. Tai
labai nenorėtume, kad jį nupjautumėt, nes nesimato, kad kertat medį, bet pandusas yra tenais. Tai šitoj vietoje atkreipkite dėmesį ir kaip apsaugoti tuos vaikus, kad nešokinėtų ten nuo šlaitų, ant to panduso, nuo panduso, landžiotų, ten žinokit, veiksmo daug yra su tais vaikais tam kampe. Kitas dalykas, nematom jūsų sprendimų šalia daugiabučių naujai projektuojamų. Ten yra takas. Mes kaip gyventojai ten turėjom visokių projektų, kaip jo atsisakyti ar kaip ką padaryti, kad nesirinktų asocialūs žmonės. Tai nežinau, ar prevencija bus pastatyti naują daugiabutį ir dėl to dings tenais ta bėda. Tai irgi norėtume kažkokių siūlymų. Tai va, tai pagrindė tiek. Ir aš labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis parkelis yra išskirtinis tuo, kad turi šlaitus ir tuo šlaitus kažkaip galėtų įgalinti ir vaikų žaidimo aikštelės. Nepamiršti, kad gali būti ne tik plokščios aikštelės, bet galima būtų šlaituose kažką numatyti. Ir tuo labiau, kad atkreipkite dėmesį, kad kai turim sniego, tai čia būna labai aktyvus vaikų pramogų zona. Tai norėtume, kad ir šitą vietą kažką suprojektuotumėt, nes šunų aikštelė čia kaip visi pasidalina į vieną ar kitą pusę, tai kažkur galėtų atsirasti, bet jūs būtent šioje zonoje ją numatote, kur yra pagrindinė rogučių trasa. Tai per visą šitą šlaitą tarp tų medžių pasiskirsto vaikai ir čiuožia. Tai va. Tai kviečiami parkelį užsukti dažniau, tai ten žinokit daug veiklų. Tai va, daug paskirčių. Ačiū. Šiaip labai pritarčiau idėjai, kad dėl vaikų ir įgalinimo tų šlaitų tikrai fantastinė idėja mano akimis ir čia labai galima kūrybiškai pažiūrėti šitą dalyką ir suprojektuoti kažkokį nusileidimo takelį ar kažką tai išnaudojant šlaitą būtent. Aš gal tada pabandysiu atsakyti. Žinokit, nieko nepamiršom, tam parkelį aš lankausi jau kokius 4 metus, kiek čia projektuojam, ar 3 daugiabučius kiekvienais metų laikais, tai tikrai nieko nepamirštam. Ir tai gal dėl to patekimo. Tas patekimas, jeigu kalba yra apie šitą patekimą, tai čia kaip yra ta esama korio danga, taip jinai ir lieka. O čia yra patekimas į esamą turgelį pagal esamą taką išmintą, kaip pageidavo seniūnija. Dėl šito sujungimo, tai ratų judėjimas pastabą girdžiu. Ja turbūt galima galbūt ir netaip sudėtingai išspręsti ir tą ėjimą ratų palikti. Dabar dėl to pakrypusio medžio. Tai tas pakrypęs medis yra 3 kamienų uosialapis klevas, kurio būklė tokia yra pakankamai prasta. Tai taip, šiuo metu ten yra pandusas. Matomai, jeigu tas pandusas taip ir bus, tai čia kalba yra, aš dabar galvoju, turbūt tas medis, o gal net jis ir nepapuola. Ne, žinokit, tas medis arba va šitas yra. Kažkur ne toj pusėje, žinokit, rodo, visai kitam turgelio pusėje tas yra ties pandus. Ten va matot, va šitas, kaip tik būklė tai jo prasta, va matot, pandusas eina ant tokio pilko pailgo. Šitas? Šitas? Ne, dar kairiau. Dar kairiau, dar gerokai kairiau. Šitas. Tai čia galima Nebematau paties pelytės, jau nebematau. Nes kažkaip dar kai prabėgau, tai man vienintelis pakrypęs, tai va čia užsifiksavo. Bet gal, kaip jūs teisingai sakot, nepastebėjau. Tai pasižiūrėsim dar kartą. Tai dėl to ėjimo ratu, tai tikrai, pastaba logiška, turbūt ją reikia įvertinti. Dėl rogučių, tai turbūt tas visas frontas, jisai kaip buvo, taip ir lieka. Jeigu mes tai šunų atsisakom, tai visų frontų turbūt galima būtų toliau ir čiuožti. Tiek pat ir šituo šlaitu, kiek ten jo čiuožinėjimo, bet turbūt daugiau šituo. O kas liečia praėjimą, tai
buvo daugiabučių viešinimas ir ten dalyvavo ir kai kurie ir dabar dalyvaujančių. Tai tas takas, apie kurį jūs minite, jisai išlieka, nu kaip išlieka, dalinai dabar jisai yra čia palei tvorą. Tai to tako, na, jį galima bus naudot, galima bus nenaudot, nes jisai niekur nedings. Mes toj vietoj su daugiabučiais nieko nekeičiam, bet taip pat bus naujas fainas takas, kurį statytojas sutiko palikti kaip tranzitinį, tai palei visą daugiabučių kvartalą, tai jau šitame sklype. Tai čia bus normalus trinkelių takas, kuris tarnaus toks kaip tranzitinis, patogiam praėjimui iš viršutiniai terasoje iš Širvio gatvės į Tverevičiaus. O jau tas, pavadinkim, žaliatakis, na, jis toks kaip yra, toks jisai ir liks, jeigu bus kažkam noro jį naudotis, tai galės naudotis, bet bus ir naujas fainas takas. Tai va čia tiek, kiek taip spėjau, o turbūt detaliau dar irgi atsakysim. Tai ačiū, Giedrė, už čia. Aš supratau, jūs ir laišką rašėt, nes iš pastabų taip sutampa ten dėl rogučių, dėl to medžio. Tai vieną laišką kaip ir jau atsakėm. Buvo laiškas šiaip- Giedrės Mekaitės, tai tu čia ta pati Giedrė, ne? Ta pati. O iš tikrųjų, vat, kolegos, matau, diskutuoja, ar tikrai reikia to panduso, nes jisai sumažins erdvę, tikrai tas kvadratinis įėjimo takelis pasinaikins ir dar medžiai nukentės. Tai čia, nu, ar tikrai tas pandusas sukelia tiek pliusų ir nu, ar tikrai verta jį daryti? Na, čia kaip irgi turbūt dvi stovyklos yra. Tai kadangi gavom ir laišką iš, nepasakysiu tiksliai įstaigos, bet atstovaujančius žmonės su socialiais poreikiais, tai buvo pastaba, kad reikia pandusų ir kitam gale. Tai vat, na, čia turbūt yra tos dvi visada stovyklos. Viena, kuri turi specialių poreikių, kita, kuri neturi specialių poreikių. Tai mes tokį kompromisinį variantą svarstėm, kad šitoj pusėje, kadangi turim tiesioginį patekimą be jokių perkritimų, tai šitą naudojam, čia visi patenka. Na, jeigu žmogus su negale nori tranzitų pereiti ir patekti čia, kad jis tam galimybę turėtų. Tai todėl ir tas pandusas atsirado, na ir buvo tiek ir iš savivaldybės, tiek ir iš seniūnijos pastabų, kad žmonėms su specialiais poreikiais reikėtų užtikrinti pilnavertį patekimą, taip pat kaip ir visiems kitiems. Tai, na, aš kažkaip visada stengiuosi, kad tas, kuris silpnesnis, turėtų daugiau turėti teisių negu kad visi kiti, tai mano manimu reikalingas yra pandusas. Aš Ar jis atsiprašau, kad tuomet Aš dar noriu paklausti, įsiterpti. ar jis galėtų Atsiprašau, kiekvienas kartą. O tai gal mes galime atidaryti turgelį ir pro turgelį tikrai bus galima įvažiuoti į parką ir tuomet turėsime abiejose pusėse galimybę įvažiuoti Galbūt. į parką. Tuomet nereikės panduso, kuris užima tikrai, sakyčiau, didelę dalį šito skverelio, o tą skverelio vietą mes tikrai galim įgalinti ir tikrai sugalvoti, kaip išnaudoti tą vietą. Čia mano būtų toks pasiūlymas. Čia tikriausiai privataus asmens tas turgelis, tikriausiai jo savivaldybė gal pakomentuotų, neįgalinsime atidaryti ar uždaryti, jau kaip norės taip. O kitas klausimas, gal virš jūsų tinklų galėtume pandusą nuleisti, jūs vis tiek kažkaip atitraukė tarsi buvusi takelį naujais takeliais. Ar Truputį minties nesupratau, gal galit pakartoti. kaip leidžiasi, bet, nu, kai pradeda tą pandusą pats viršui, dar prieš laidus, gal galėtų, žemiau truputėlį, ant užsisukimo. Čia. Ir tiesiai ant jūsų tinklų nusileisti tas Taip. pandusas žemyn. Taip. Taip, žemyn, vat palei takelį ir nusileidžia. Jis tokiu atveju kažkaip nekliudytų, nebent ten medžiai. Bet čia, aišku, išklotinių pjūvių klausimas. Toj vietoj medžių nėra.
Ir iš tikrųjų čia gal gera idėja, nes tai yra šlaitas, ar ne, kuriame ir taip ten takelio nėra ir šiuo metu. Tai, nu, galbūt mintis yra tą visą pandusą perkelt į rytinį šlaitą ir taip išnaudojant ir patį šlaitą, kuris yra pakankamai, nu, kaip neįveiklintas šiuo atveju ir nesumažinant parkelio. Tai, nu, turbūt galima svarstyti visokius variantus, bet ar čia mes turim palei šlaitą, ar čia mes turim palei šlaitą. Tai, na, jisai nesumažės dėl to, kad bus palei vieną šlaitą arba palei kitą šlaitą. Taip, padėt, kad virš panduso, tai, na, turbūt, kad žinom, kad ten yra tinklas pakankamai didelis, ant kurio, na, nepastatysi panduso. Tai čia būtų komplikuota tiek to tinklo eksploatacijai esant kažkokiam reikalui jį eksploatuoti, nes tas tinklas aptarnauja turbūt pusę Antakalnio. Tai virš jo pastatyti pandusą matomai nesutiks nei miesto gijos ir nebus toks sveikas sprendimas, bet nu, aišku, panagrinėti, kaip tą pandusą, galbūt jį suspaust, galbūt šitą tarpą tarp tų krypčių sumažinti, tai visą galima nagrinėti. Čia, kaip sakau, nėra konstanta. Tiesiog, jeigu manęs klaustumėte, ar reikia panduso ar ne, tai tam, kad užtikrint žmonių su specialiais poreikiais reikalavimus ir galbūt tam pačiai šeimai, kurie ateina su vežimėliu, manau, kad būtų patogiau negu eiti ratu. Tai kadangi pats turiu 3 mažamečius vaikus ir nemažai laiko leidžiu, dabar jau beveik nebeleidžiu su vežimėliais, bet labai daug laiko leidau, tai žinau, kas yra vaikščiot ratu. Tai dėl to tas galbūt pandusas ir yra. Bet sakau, čia galim diskutuoti apie viską. Dabar matau, Eduardas laukia ranką pakėlęs ir yra dar, aišku, tų čiate pastabų įvairių, tai gal dabar, Eduardai, gyvai, gal kažką tai ir tada tuo pačiu ir iš jūsų rašytų pastabų. Aš iš tikrųjų būtent nesuprantu dėl vedimo tvarkos šito reikalo, nes lyg ir mes turėjom dabar aptarti raštų pateiktas pastabas ir tada diskutuoti. Tai būtų gerai turbūt jas išgirsti ir tada bus, aišku, visi beveik išsakyti pageidavimai ir bus galima kažkokius siūlyti alternatyvas jiems. Tai gerai, tai tada jeigu dėl šito, tai mes ir grįžtam prie tos vedimo tvarkos. Ačiū. Ačiū, Eduardai, už tvarką. Tai pirmas praeisim visus. Pirmas laiškas tai buvo Gintauto Tiškaus. Tai aš galiu galbūt tada paskaityti trumpai. Savivaldybės ir antakaliečių bendruomenės tinklapis yra informacija apie skvero sutvarkymo koncepciją. Manau, kad iš šios teritorijos sutvarkymas svarbus ne tik aplinkinių namų gyventojams, bet ir daugumai antakalniečių. Nors informacija rašoma, kad siekiama šią teritoriją paversti funkcionalią patrauklę vietą bendruomenė, tačiau koncepcijoje tai neatsispindėta. Tai, kas pateikta, tai jau tipiniais tapę kringeliai, ačiū už kringelius, kurių jau pakankamai pridaryta kiemuose ir kitose Vilniaus vietose. Ko reikėtų Antakalnio, tai aikštės. Tai yra viešos erdvės, kurioje galėtų vykti bendri antakalniečių renginiai, pradedant šventėmis, susirinkimais, įvairiais turgeliais ar mugėmis. Ši teritorija pakankamai didelė ir vienintelė, kurioje telpa tokia aikštė, galėtų būti įrengta. Kitos tokios vietos Antakalnio centrinėje dalyje nėra, o poilsio aikštelio, kurios numatytos koncepcijoje, yra pakankamai daug daugiabučiuose kiemuose. Aikštė neturi būti suprantama kaip ištrenkelizuotas plotas, joje gali būti poilsio vietos, žaidimams, želdiniai, tačiau pakankamai daug atviros erdvės sezoniniams renginiams, pavyzdžiui, meno ekspoziciniams, šventiniai eglutei, gal ir žiemos čiuožyklai, jau minėtoms mugėms, turgeliams, savaitgaliais. Taigi tai galėtų būti daugiafunkcinė antakalniečių aikštė su lengvai išardoma prekybos, poilsio ir kita įranga. Pagarbiai daktaras Gintautas Tiškus. Tai galime turbūt ir aptart, bet manau, kad atsakysim ir turbūt raštu. Tai tada antras buvo, ar tada Vaida aptariam?
gal ne tiek, kad aptarėm, bet gal vat, norėtųsi, ta prasme, aptarti naudinga būtų dėl to, kad daug susirinkę bendruomenės atstovų ir ta aikštės idėja, kaip jiems atrodo, nes yra toks pasiūlymas, bet turint galvoje, kad kai kalbėjom čia dėl triukšmo ir panašiai, tai taip pat gal ten kiekvienas, kas turi savo minčių porą, gali pasisakyti dėl aikštės idėjos. Tai kas čia, Eduardas pirmas? Tai aš manau, kad Antakalnyje yra pakankamai daug erdvių, kurios sukeltų mažiau konfliktų ir jeigu būtų kažkoks tai poreikis tokios aikštės, tai galėtų būti šalia triukšmingesnių gatvių, nes mano manimu tai nėra pati geriausia vieta, nes jinai gana uždaryta. Ir norint padaryti aikštę, kurioje galėtų vykti renginiai, tai yra, kad daug žmonių vaikščiotų, tai panašu, kad reikėtų daug trinkelių pakloti. Tai aš nesu sužavėtas šito pasiūlymo. Ačiū. Aistė? Aš tai pritarčiau Eduardui išsakyti ir tik tai tokia pastaba, tai yra Sapiegų parkas, kuris dabar būtent ir atlieka šitą funkciją. Bendruomenės susibūrimo, eglučių ir visa kita. Tai antros tokios zonos rajonai turbūt nereikia. Ačiū. Tai labai ačiū. Tai mes jau tiesiog turim argumentuotą atsakymą, ne, Tomai? Tai aš taip tokios irgi paties nuomonės, daugiau esu iš tos pusės, kad tos aikštės galbūt tokia kaip aikštė yra Sapiegų parkas, o čia tokia daugiau turėtų būti gamtinė, kamerinė erdvė, netriukšminga. Tai gerai, kaip ir aptariam, liktais nuomonės sutampa, tada buvo Giedrės laiškas. Tai kaip ir iš dalies mes aptariam, bet galim dar kartą tada perskaityti. Klausimai ir pastabos dėl skvero sutvarkymo koncepcijos. Pėsčiųjų tako sprendinys prie naujai statomų daugiabučių. Prašoma patikslinti, kaip koncepcijos sprendžiamas esamas pėsčiųjų judėjimo maršrutas ties naujai statomais daugiabučiais. Pagal patektą koncepciją šis takas nėra vaizduojamas, tačiau faktinis jo naudojimas yra intensyvus, jo vaikštoma, taip pat fiksuojamas socialiai nepageidaujama veikla. Tai iš tikrųjų, kadangi aš jau atsakiau, tai turbūt nesikartosiu, nes takas palei tvorą, jisai kaip buvo, taip ir lieka. Takas sklype Širvio gatvė 5 buvo viešintas atskirai ir jisai taip ir yra projektuojamas kaip viešas praėjimas sklype. Tai šitas klausimas kaip ir yra atsakytas. Vaikų ir paauglių žaidimo aikštelės įrangos sudėtis ir pokyčiai. Prašome detalizuoti numatomą įrangą kiekviena vaikų ir paauglių žaidimo aikštelė, nurodant konkrečius planuojamus įrenginius, pagrindinius išdėstymo principus, tarpus ir atstumus, kurie esami įrenginiai yra naikinami ir kurie įrengiami naujai. Pageidautina pateikti aiškiai esamą numatomą suvestinę. Papildomai akcentuojame bendruomenės lūkestį, kad esamus aktyvaus poilsio infrastruktūros apimtis nebūtų mažinama. Pageidautina, kad esamų įrenginių skaičius nesumažėtų, o koncepcija būtų numatytas veiklų ir įrangos papildymas, didinant erdvės funkcionalumą ir patrauklumą. Tai mintis mūsų yra tokia: visą esamą įrangą, kuri yra, ją panaudoti, plus išplėsti naujais įrenginiais. Kadangi tokio konkretaus plano dar nesam pasitvirtinę, tarkim, ta aikštelė bus apvali, kvadratinė, didesnė, mažesnė, tai kol kas mes konkrečių įrenginių neinventorizavom, bet tai tikrai padarysim kartu su projektiniais pasiūlymais ir tikrai aprašysim kiekvieną iš tų įrenginių, ką siūlom palikti, o siūlytume palikti visus ir ką siūlytume papildomai numatyti. Vyresnio amžiaus aktyvaus laisvalaikio zona, įranga ir pakeitimai. Prašome patikslinti sprendinius numatomus vyresnio amžiaus zonoje. Kokie treniruokliai ir kiti elementai planuojami, kurie esami treniruokliai šalinami, kurie įrengiami naujai, bet kokiais principais formuojamas jų išdėstymas. Tai čia turbūt būtų atsakymas toks pats, kad kol kas tai yra koncepcija ir viską tai, kas yra prašoma, tai tikrai sutikslinsim, bet jau daugiau su projektiniais pasiūlymais. Dėl šlaito sezoninis naudojimas turgučių pramogoms. Tai aš galvoju, tas šlaitas, jisai niekur nedings. Galbūt mes galim pasitart, kuri ta zona yra
intensyviausiai naudojama rogutėms ir mes tada kažkaip bandytume, na, pagalvot, kaip tiesiog ją dar daugiau integruoti į tą projektą. Tai jeigu jūs bestumėt, kur į tą zoną, Tai kaip arba ir turėsit- minėjau, tai tie šunų dresavimo aikštelė Čia. yra pagrindinė zona, kuria naudojasi visi. Nuo šito pėsčiųjų to šaligatvio užlipa ir čiuožia šituo šlaitu žemyn tų medžių. tai jeigu tos šunų aikštelės nebūtų, tai liktais ta zona jinai būtų tinkama. Kaip ir Ar vis- taip, bet norėtųsi taip, kad kadangi jūs projektuojat naują tą parkelį ir tas parkelis, kaip ir jau šnekėjom, kad vat, turi kažkokį išskirtinumą šlaitus, tai kad juos įgalintumėt gal ne tik, kad žiemos metu ten kažkokia guminė trasa būtų, bet ir vasaros metu galėtų vaikai kažkaip naudoti, vat, pasižiūrėti kaip architektai į tą dalį. Ne tik, kad galim šitų tokių aikštelių pridėti visur, ir prie upės, ir ten Sapiegų parke, ir visą kitą, bet norėtųsi, kad pažvelgtumėt į identitetą vietos, kažką pasiūlytumėt kitokio, kaip įtraukti tą gamtos reljefą į tą kasdienybę, kurį tik apželdinam, nuo jo atsitraukiam ir jo nenaudojam, tik tinklam pakloti. Tai čia tokia pastabėlė. Tai dar pasitikslinu, kalbam apie pietinį šlaitą. Ar apie rytinį? Labiausiai aktyviausiai naudojama šitas šlaitas. Bet jeigu būtų įrengta kita dalis, manau, kad pritrauktų žmonės ir kitoj vietoj, kitoj pusėje. Okay. Aš tai manau, kad rytinis šlaitas yra labai puikus. Gal net ir šiaurinis iš tikrųjų yra geras, nes jie dabar nenaudojami, nes ten šalia yra tvoros, krūmai ir tiesiog nėra kaip naudoti. Jeigu kažką suformuotumėte, gali būti, kad būtų visai gera rogučių trasa, nes ten yra daugiau ir aukščio ir galbūt kažkokio potencialo daugiau būtų važiuoti. Bet tiesiog reikia aiškiai parodyti, kuri vieta yra skirta tam, o kuri tam nėra skirta. Tiesiog, kad matytųsi. Okay. Nes aš suprantu, sklypos, kur statomi namai ir kuris finansuoja visą šitą reikalą, jisai tą tvorą turbūt panaikins tarp savęs ir skvero. Tai gal jums patiems netgi tako norėtųsi pasidaryti tiesiai į sklypą? Mes apie tai galvojam, bet iš tikrųjų tas tako įrengimas gali įtakoti medžių šalinimą. Todėl tos idėjos atsisakėm, nes ten vėl atsiranda laiptai, atsiranda kietos dangos, kirtimai ir panašiai. Tai buvo toks variantas svarstomas, bet ne kaip sakyti, jo atsisakėm, nes praktiškai visi medžiai tam šlaite yra saugomi. Bet rogučių trasa ir laiptai tai truputį skirtingi dalykai, tai manau, kad tikrai mes pagalvosim apie tai. Galima tą pastabą priimti. Dėl šunų dresavimo aikštelės kaip ir jau minusai dėliojasi. Tada toliau čia buvo Ramunės laiškas. Pastabos dėl skvero sutvarkymo koncepcijos. Perteklinis laiptų kiekis. Koncepcija tai va čia yra, kaip ir minėjau, oficialus atstovas Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Perteklinis laiptų kiekis. Koncepcija numatyta daug laiptų, kas iš esmės riboja judėjimo galimybės. Tokie sprendiniai neatitinka universalaus dizaino principų, diskriminuoja žmonės su negalia, senjorus bei tėvus su vežimėliais. Tai aš tą pastabą kaip ir priimu, skaitau, kad laiptų mes nesukuriam daugiau, kiek jų yra, vietoj vienų laiptų padarom pandusą. Dabar daryti ir čia pandusą, Aš turiu pastabą iš karto. Kadangi mes su Ramunė pažįstame, tai jie tiesiog parašė bendras pastabas. Ir vaizdu, kad Ramunė net nevertino, kad jūs savo sklype numatote praėjimą ir mano manimu tas pandusas nėra būtinas, jeigu yra galimybė per jūsų sklypą patekti į šitą skverą. Nes skveras nėra didelis ir jį tikrai patekti yra būdų daug. Tai vien dėl to išleisti beveik visas lėšas pandusų įrengimui, mano manimu, nėra labai tikslinga. Nebent rastumėt kažkokį tai pigų sprendimą, kuris, pavyzdžiui, šlaite kažkokį tai traversą padaryti, tai yra, kad tiesiog būtų trinkelinis takas, jeigu tai manoma. Jeigu ne, tai ir, mano manimu, tai nėra būtina, nes patekimas į skverą yra bent iš 2 vietų. Iš vienos.
Nu, per turgelį tai turėtų būti, nes mano manimu turgelis turi taikytis prie savivaldybės sąlygų, o ne pats diriguoti. Tai galbūt jeigu tai bus, tai tada taip. Tai čia, nežinau, Vaiva, turbūt jums klausimas, ar ten įmanoma atidaryti, mes tokių galių neturim, dabar ten yra uždaryta. Tai dar to pačiu papildau iš karto, nes turbūt ir Vaiva nežino. Kai buvo tvarkomas Antakalnio 83 namas, tai yra šiaurės rytų kampas, į kur tie laiptai eina, buvo panaikinti visi įmanomi praėjimai, ten praeičio metu neįgaliajam nėra jokių vilčių. Namas buvo tvarkomas nesilaikant kaiminijų programos, nes tai yra sklypas, kurį buvo draudžiama užtverti, ir ten buvo pagrindinis praėjimas ir jis yra panaikintas. Tai turėtumėte iš karto miestas galvoti sprendimus, kaip praeiti, nes dabar ten, matau, yra suformuoti 2 sklypai. Akivaizdu, kad žemė yra savivaldybės, bet jie tiesiog atiduoti turbūt kažkokiam bendrijom. Ir ten formaliai jie gali užsitverti bet kokį praėjimą. Tai visas šitas parko planas su visais pandusais tiesiog nueis šuniui ant uodegos. Jo, mes šitą, kaip čia, daug dar nenagrinėjom, bet įsivertinom irgi, kad yra tenais sudėtinga, yra sklypai ir yra... Vaiva, bet jūsų kaiminijų programoje Antakalnio 83A šitas sklypas nebuvo leidžiama jo užtverti. Jūs finansavote to sklypo užtverimą už savivaldybės pinigus, kas yra tiesioginis prieštaravimas kaiminijų programos nuostatoms. Tai vat, aš truputį dar norėčiau papildyti, čia Vaiva, kaip aš jums ir pasakojau. Tai va tas takas, jisai eina iki tvoros ir čia jau yra vartelė. Ir tada, bet kol kas čia yra pakankamai laisvas praėjimas, kur turbūt darant tokį pandusų sprendimą, reikėtų sujungti taką su Tverevičiaus gatvė, nes dabar čia liktais eina, nutrūksta, tada čia kažkas praminta, čia lik kažkas naujai įrengta ir, toks nubyrėjęs sprendimas. Tai va čia toj vietoj takus reikėtų turbūt bet kokiu atveju sutvarkyti, nes tas, kažkodėl man čia striginėja, tas tranzitas, net jeigu mes per šitą sklypą paliekam, jisai toks kaip ir yra, bet jis toks trūkčiojantis. Tai čia kažkaip savivaldybė reikėtų pagalvoti, padaryti normalų taką iki Tverevičiaus gatvės. Ir tada veiktų... Jo, tai aš dabar irgi tik taip sakau, kad šitą klausimą iki dar priimant galutinį sprendimą dėl to panduso reikės aptarti mums čia su infrastruktūros grupė ir su kitais, nes reiškia, kurie susiję su pastatų. Nes čia tikrai galima būtų padaryti fainą praėjimą, bet jį reikia kažkaip prainicijuoti ir padaryti. Nes dabar jis toks truputį ten su kliūtimis, pavadinkim taip. Jo, tai tada gerai, tai Ramunės toliau buvo panduso įrengimas tik vienoje skvero dalyje nėra pakankamas. Prieinamumas turi būti užtikrintas visoje teritorijoje, kad kiekvienas galėtų laisvai judėti ir naudotis infrastruktūrą. Nepritarė esamiems sprendiniams, dabartinė koncepcija neatsako į bendruomenės poreikius dėl lygiaverčio naudojimosi viešąja erdve. Siūlomi sprendiniai labiau orientuoti į estetiką, o ne funkcionalumą, socialinį teisingumą. Girdim, siūlome iš esmės keisti koncepciją, reikia atsisakyti perteklinių laiptų, užtikrinti pilną prieinamumą visoms amžiaus grupėms bei žmonėms su negalia. Koncepcija turi būti peržiūrėta iš naujo, įtraukiant universalaus dizaino principus, kad sferas taptų tikrai bendruomeniška erdvė. Socialinė atsakomybė viešos erdvės projektai privalo užtikrinti lygiavertės galimybės visiems, kitaip jie tampa išskirtinai riboti. Tvarumas, prieinamumo sprendiniai nėra tik papildoma detalė, tai investicija ilgalaikė, tvarę, teisinga miesto plėtra. Bendruomenės balsas, gyventojų pasiūlymai turi būti ne tik išklausyti, bet realiai integruoti į projektą. Dabartinė koncepcija rodo, kad dalis poreikių ignoruojama. Vizija skveras turi tapti erdvė, kurioje kiekvienas nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinių galimybių jaustųsi saugus, patogus ir laukiamas. Tai turbūt, Ramunės visos dauguma pastabų yra susijusios su patekimu. Tai iš savo pusės aš tą patekimą, kaip įsivaizduoju, pristačiau, turbūt reikės dar kartą ten padiskutuoti apie jį. Čia matyti, kaip Eduardas ir pakomentavo, čia tokios daugiau bendrinės, gal jinai ne iki galo ir įsigilino į tos visus galimus patekimus.
Ir mes bet kokiu atveju, nors tokio oficialaus derinimo su šitom asociacijom nėra, bet mes dabar jau praktikuojam, kad vis tiek yra sprendiniai derinami, aptariami ir čia eigoje jau tada konkrečiai šnekėsim. Jo, ir tada dar truputį kantrybės, paskutinis jau čia yra iš pastabų, Anatolijaus laiškas, tai labadiena, kaip apylinkių gyventojas norėčiau pateikti pasiūlymus dėl šios verdvės tarp Tverečiaus ir Širvio gatvės. Žmonių išmintą taką nuo Širvio gatvės pietvakarinio kampo iki sklypo šiaurinės rytų kampo daryti kaip įmanoma tiesesnį, kad nereikėtų vingiais vaikščioti, galima būtų formalizuoti dabar išmindžiotą taką. Tai girdim, vertinsim. Nauji laiptai labai gerai, svarbu, kad turėklas būtų bent vienoje pusėje, nes Antakalnio gyventojai senyvi. Tačiau serpantino su pandusu reikėtų atsisakyti, jis bus ant tiek nepatogus, kad niekas jo nesinaudos. Tuo labiau, kad į kitą pusę su ratais daug patogiau bus galima patekti per Širvio gatvę 5 projekto taką. Su ratais. Taip pat ir atrodys nelabai, kaip gyventojai nesupras. Nežinau, apie kokius ten ratus kalbama, bet iš Širvio gatvė 5 tiesiogiai nepateksim. Atrodys ne kaip, kaip suprojektuosim, jeigu suprojektuosim kaip, tai atrodys kaip, jeigu ne kaip, tai tada ne kaip. Tai čia toks, diskusinis dėl turėklų, tai turėklai bus ne tik iš vienos pusės, bet bus iš 2 pusių, nes yra toks reikalavimas pagal ISO. Tai čia šitas bus tikrai išpildyta, mano manimo, per daug trinkelių dangos, tegul labiau būna natūralios, taip pat galinti aukščiau žmonių išmintus takus. Taip turbūt pabandysim padiferencijuoti, kur kokios dangos galėtų būti. Žaidimo aikštelės renginiai įrengti pakankamai neseniai, tad reikia maksimaliai išsaugoti ir sugrupuoti, bet tas plane lik ir matosi. Tai turbūt čia daugiau kaip teiginys, tą irgi patvirtinam. Dar būtų galima ir tvorą šiaurinėje pusėje demontuoti, nes jos vaizdas labai blogas. Tai jeigu tai tvora Širvio gatvė 5, tai pati tvora bus demontuota. Ten tik dalis tvoros tarnauja galbūt kaip atraminė senutė tarp lygių perkritimų, tai ten reikės pasižiūrėti, gal kažkokią dalį reikės paremontuoti tos dalies, kuri tarnauja kaip atraminė senutė, bet kas liečia pačią tvorą, tai jinai bus demontuota. Bet čia, atsiprašau, kalba ne apie Širvio, o apie šiaurinę tvorelę. Šiaurinę. Taip, ir kur pandusas jūsų numatytas, tai yra antras punktas, yra apie pandusą, kurį jis irgi sako žmogus, kad reikia atsakyti, nes aš irgi pritariu jo mintims, kad tikėtina, kad jis bus taip retai naudojamas, kad jo paskui net bijos žmonės naudotis, jeigu jis bus įrengtas. O tvora yra virš jo turbūt. Šiuo metu tas... Aš tikrai manau, dėl panduso labai stipriai verta padiskutuoti ir aš pritariu kolegos nuomonei, kad tikrai neverta, nes tas parkelis yra labai mažas ir tas pandusas užgoš vieną visą kraštinę ir neteksim vieno takelio, kuris yra visų pamėgtas ratų bevaikščiojančių, ne? Tai čia tikrai manau šitie argumentai turėtų būti sveikai išdiskutuoti ir tas pandusas labai griozdiškai gali atrodyti ir tą turėtumėt labai atsargiai daryti ir įsivertinti. Tai tikrai taip. Nebent tas pandusas bus šlaite, tai yra tiesiog bus, tarkim, trinkelės ir šlaite, be jokių betoninių atraminių senelių. Tai tada gal ir veikia. Labai pritariu. Iš tikrųjų, jeigu šlaite, tai yra vienas scenarijus. Jeigu tai bus šalia šlaito, tai visai kitas. Tai čia labai reikia pagalvoti. Tai dalis jo ir būtų šlaite. Jisai būtų toks lengvas ažūrinis, galbūt ant poliukų, tik tai su... Jam priežiūros reikės daug. Tai jau lengviau bus turgelio šiukšlės išvalyti, negu šitą pandusą prižiūrėti. Galbūt. Tai priimam, kad svarstom dėl tos tvoros, kadangi jinai yra už sklypo ribų, tai reikėtų tikslinti, kieno jinai yra nuosavybė. Jeigu jinai yra šito sklypo nuosavybė, tai dėja mes su ją negalėsim nieko padaryti, jeigu čia kalba apie šitą tvorą. Tas sklypas yra nuomininkas, savivaldybės tai yra žemė. Čia kaip Eduardas komentavo, čia kad yra, sakėt, kad čia neteisėtai apsitvėrė, bet... Tai čia... Bet aš tai šitų dalykų čia dabar negaliu nieko pasakyti. Turėsime pasižiūrėti, jeigu kažkieno tais turtas, tai matyt reikia
klaust, kieno tas turtas ir tada spręsti dar Tai vieną dėl tos tvoros įsiaiškinsim, bet ten turbūt, kad, vienu žodžiu. Jo, turbūt Tai jie galima ir neesminis. užželinti krūmais. Galbūt. Tik sakau, problema, kad jinai jau sklype kitam. Tai va, Taip, čia bet iš parkelio pusės galima užželinti, jeigu nėra kito sprendimo. Tai tiesiog numatykite, kad kažką užsodinti, kad jos nesimatytų iš parko, iš skvero. Jo, toks galimas variantas. Ir dėl šunų aikštelės Anatolijus irgi minusą padėjo. Tai tiek tų paklausimų. 4 gavom, 4 aptarėm. Ir manau, labai daug aptarėm iš tikrųjų eigoje. Aš dabar reiktų pasižiūrėti dar čia buvo, aš vieną tokį, man atrodo, Eduardo dar mačiau ir dar kažkieno, tai reiškia, dar tai jūs teiravotės dėl biotualeto, vat rašot, kurioje vietoje bus biotualetas. Mes kažkaip to klausimo visai nesvarstėm. Ir tokiuose nedidelėse teritorijose, tam tikrose viešosiose erdvėse projektuojam, ir ne biotualetus, bet projektuojam tokius miesto tualetus, kurie irgi veikia kaip čia. Kaip vieši tualetai, taip. Kaip vieši tualetai, bet ten vis tiek didesnė teritorija, tai aš nesu įsitikinus, kad šitam mažam čia dabar galbūt poreikis yra, nebent bendruomenė kitaip galvotų. Vaiva, būtų gerai tiesiog išsiaiškinti, kieno priklausomybė yra Antakalnio 707. Aš viešai šiandien šitą klausimą uždaviau ir Vilniaus savivaldybė buvo užtaginęs. Jeigu jums neperdavė, tai man labai gaila, bet ne paskutinis susitikimas, tai dar turbūt kažkaip išsiaiškinsime. Tai būtų gerai išsiaiškinti, sakau, Antakalnio 77 sklypo priklausomybė ir galimybė juo naudotis. Nes tualetas tikėtina, kad ir jiem yra reikalingas visam tam turgeliui. Tai gal jų kampe kažką ir statyti, arba apskritai stacionarų ten įrengti, kurio būtų... Žiūrėkit, tualeto tokioje mažoje erdvėje, tai čia yra absurdas, absoliutus. Ta prasme, kas negali išlaikyti, yra miškas šalia. Ta prasme, absurdas. Palaukit, jūs patys skundžiatės, kad jums visokie chroniukai ten daro reikalus į krūmus, siūlo krūmus naikinti, o sakot, kad tualeto nereikia tuo pačiu. Čia yra sprendimas. Jo, bet tai, čia yra, kaip pasakyti, nesusiję dalykai. Čia, Aš tai supratau, kad Eduardas čia skatina mus, kaip savivaldybės atstovus, tuo labiau išsinagrinėti ir spręsti ten turgelis, kur yra tos gretimus sklypus ir ten ieškoti sprendimų. Labai ačiū, Vaida, kad supratote. Tai būtent taip, aš jūs visada suprantu, jo. O ir dar buvo klausimas, aš dabar pamečiau per šitą gausą, buvo dėl vandens kolonėlės, toks atskiras, kurio mes nebuvom šnekėję, gerimo vandens, kur Vilniaus vandenį stato. Ir mes šito galim dar, kol dar vis nepavargom visiškai, tai dar tą klausimą išsikelti, nes gerimo vandens kolonėlės viešuosiuose erdvėse tokius, jos tokios tipinės dabar stato Vilniaus vandenys. Tai jeigu Bet tai gerokai brangina projektą turbūt. Atvesti vandenį, nuotekas daryti. Tai čia reikia žiūrėti, koks tai nuotekų nereikia, tengi nieko ypatingo. Čia Vilniaus vandenų, paprastai jie dar pastato ir čia jau iš jų biudžeto. Labai atliautas poreikis, nes prie pat parduotuvių daug yra. Dažniausiai, jeigu ateis kažkas su vaikais, tai turbūt ir parduotuvės. Manau, kad idėja labai gera ir pagyvintų parkelį patį, nes tikrai netipinis sprendimas galbūt ir gal vertėtų pasvarstyti. Čia Mariaus buvo pasiūlymas, aišku. Ir po to daug, tiesiog mes viską tą fiksuosim, čia dar tik tai kas. Ir toliau daug diskusijos, turbūt matot jūs, Tomai, irgi apie grindinius, tai mes jau šnekėjom, gal neverta dabar plėstis, nes jau mes tiesiog apsukom ratą, kad dėl grindinių svarstysim. Dėl tvorų, čia visa kita. Tai dabar... Aš tik, Vaida, nežinau, ar tą čatą mes kažkaip reikia jį išsisaugoti, aš galiu tai... Išsaugos, Lina, tu išsaugos čatą. Jis išsaugos, būtų, nes vis tiek turbūt reikės atsakyti, tai... Taip. Gerai. Taip, prie įrašo bus. Prie įrašo bus ir susirašinėjimas, ne? Tai tvarkoju. Tai jūs, Eduardai, dar norit kažką pasakyti, ar čia liko ranka? Jeigu baigiam aptarinėti kitus klausimus, tai iš karto
Turiu klausimus, kuriuos turėjau pačioj pradžioje užduoti. Tai yra pirmas, kur buvo skelbta apie 25.9.25 susitikimą. Aš nemačiau. Tai yra kažkokia miskomunikacija čia, ar čia buvo uždaras? Ne, nebuvo uždaras. Lina, gal tu gali pakomentuoti? Tai buvo, kaip visada buvo skelbta savivaldybės puslapiuose keliose net vietose, kur yra apie viešasis erdves, naujienose visada taip pat tas būna skelbiama ir informuota seniūnija, kuri savo ruoštų taip pat pakabina skelbimus seniūnijos patalpose ir socialiniuose tinkluose paprastai skleidžia tą informaciją. Tai mano manimu to nebuvo ir jeigu nebūtų sunku, tai išrašykite, kad Antakalniečių bendruomenė asociacija turi paštą, kurio norėtų gauti tokius pranešimus. Tai Valina, Tai gal jūs gal galite- parašyti. Aha. Jo, čia Socialiniuose tai tinkluose rašykite. nebuvo tikrai niekur išplatinta, nes visi turbūt čia esantis daug kas seka juos ir jeigu jau Eduardas nežinojo, tai tikrai kiti irgi niekas nežino. Tai labai gaila, iš tikrųjų, tai čia mūsų savotiškai galbūt, kadangi dabar lygiai tokiu pat būdu platinama kaip dabar. Reiškia, buvo Kas su bebūtų. tais, kuriem patikėjom, netliko iki galo savo Taip, tai turėkite omeny, kad yra elektroninis paštas, kuris iškęs jūsų laiškus. Gerai. Ačiū. Ir dar labai norėtųsi iš tikrųjų, kad po šito mūsų susitikimo būtų dar vienas susitikimas, kuriame aptartumėm galutinius sprendimus, nes aš suprantu, kad gali būti čia iki begalės tie susitikimai, bet vis dėlto norėtųsi kažkaip išdiskutuoti, nes tas parkelis yra visiems labai jautri tema, ypač mūsų namo gyventojams ir norėtųsi kažkaip maksimaliai, sakykime, atsižvelgti į gyventojų ar ne norus, pageidavimus ar kažkokius. Tai žadėjo, Kaip šiuo kad bus. atveju. Čia dar neoficialus yra viešinimas, tai bus dar tie. Tai labai šaunu. Ir aš dar turiu, jeigu Aš galima. dar nebaigiau jau ką. Taip, atsiprašau. Tai noriu dar paklausti, kada paskutinį kartą buvo šitas skveras atnaujintas, nes mano supratimu tie takai atnaujinti prieš kokius 7 metus nedaugiau. Ir į turgelį takai nutiesti gana naujai, bet jie yra jau užžėlę. Tai tiesiog pasitikrinkite, kas kiek laiko mes čia projektus rengiam. Aš galiu atsakyti klausimą, prieš 10 metų buvo. Čia kartu su namu? Taip. Ai, tada viskas aišku. O pastaba yra, kad praėjimas tarp Tverečiaus gatvės 3 ir iki parduotuvės turėtų būti tiesinamas bent iki tiek, kad nekiltų noras nukirtinėti kampų vejomis. Tai yra, kad gali būti kažkiek tai netiesus, bet tiesiog, kad, pavyzdžiui, apsnigus, kad žmonės nepradėtų eiti tiesiai ir paskui susidarys tiesiog tiesus takas. Nes jungtis akivaizdu, kad reikalinga į Tverečiaus 3. Bet tą taką padarykite taip, kad juo būtų noras naudotis kuo tiesiau, o ne vingiais. Nes tai turėtų būti, mano manimu, tai bus pagrindinė jungtis, kaip nueiti iki parduotuvės į visą kvartalą Tverečiaus gatvės. Tverečiaus Oginskio. Čia kalbate apie šitą. Įėjimas iš pietvakarių pusės, o išėjimas į Tverečiaus 3 tai yra šiaurės rytai. Tvarkoju. Kitas dalykas, kad jūs matote, matau, esate pridėlioję tų betoninių užlenktų suolų. Aš nesu tikras, kad čia yra labai puikus sprendimas, nes prie jo ir sėdėti nepatogu. Ir neįmanoma grupuotis žmonėms kažkokiais mažais būreliais, turi būtinai sprausti su kitais žmonėmis. Tai čia aš siūlyčiau atsakyti šitokį sprendimą ir tiesiog galvoti kažkokius normalius suolus su atlošais išmėtytus laisviau. Nes šiuo atveju gaunasi kažkokia erdvė, kuri lyg ir turėtų būti kažkokia tenisui apžiūrėti, bet nemanau, kad yra pakankamai gyventojų, kad tai veiktų, kaip kažkokia vos ne atrakcionų aikštė. Na, čia yra kelių tipų. Yra tie, kurie laisvai stovintis, kur galima atskirai būti ar prie tako, arba tiesiog žalioje erdvėje. Yra tie, kur žmonės vaikus prižiūri. Tai ten dažnai būna. Tie sporto renginiai gal ir gerai, bet galbūt galite padėti nešiojamas kėdes, kas yra tokia urbanistinis juokas. Aš Vilniuje nesu matęs tokių. Gal Vaiva žino, gal jau išnešiotos tos visos kėdės yra sulaužytos. Tai va. Turim šitam skverė taip pat Antakalnyje ties Sapiegų, Kostų gatvės, nuo Kostų gatvės, kur leidžiasi, ten yra kilnojamų kėdžių. Bet kol kas neišnešiotų. Tai gal ir čia tas tai tiktų. Tai žmonės tiesiog susirastų tinkamiausią vietą. Galbūt ir taip,
tie lenkti suolai, pavadinkim, yra kaip tam tikra architektūrinė idėja, tai jos visai atsisakyti nenorėtume, bet, nu, girdim, ką sako, tai pasižiūrėsim ir dėl tų kėdžių. Kitas klausimas yra, ar yra kažkokie tai apribojimai dėl reljefo keitimo? Nes aš įsivaizduoju, kad yra kažkokia tai trasa, yra skardis ir galbūt galima kažką įdomiau padaryti. Tai yra perstumdyti žemės pirmyn atgal, gal net ir paprasčiau būtų prižiūrėti tuos tinklus, jeigu yra galimybė, nes šiuo metu ten yra kaip kažkokia duobė iškasta. Aš tiesiog užsimenu, kad galbūt tai irgi yra sprendimas kažkokiems tai ten pandusams įrengti ir panašiai, kad nebūtina taikytis prie esamo reljefo ir jį galima formuoti nuo toliau, pavyzdžiui. Ja, svarstyti viską galima, labai daug neprikoreguosim, nes yra daug šaknų apsaugų zonų, kurių užpilti nepavyks, tai galbūt kažkokie ten lokalūs ir galėtų būti, bet čia daugiau apie lokalius ten, nelabai tiek vietos yra. Aš nesiginčiu, aš tik tai patiksinu, kad galima tai daryti ir manau, kad nereikėtų saugoti uosialapių klevų. Nes jie yra invazinis augalas, bet kuriuo atveju, ir jeigu jų būklė nėra labai gera, tai mano manimu nereikėtų dėl jų aukoti kitų sprendinių. O dėl šunų aikštelės pasisakiau, tai daugiau nebekartosiu. Mano manimu, ta aikštelė turėtų būti šiaurinėje pusėje kažkur ties pandusų. Ok, ačiū. Eduardai, noriu jūsų paprašyti čiate, įrašykite tą elektroninio pašto adresą, kurio norėtumėt gauti, nes mūsų laukia dar trečiasis susitikimas, kuriame jau bus pristatomi projektiniai pasiūlymai. Ir čia turbūt bendrai ta tvarka, nežinau, nieko nepaminėjom, bet jeigu kažkas tikisi gauti atsakymą į savo klausimą oficialų, tai turbūt reikėtų nurodyti savo elektroninį paštą. Oi, gerai, kad priminėt. Tomai, aš irgi nesu tokia patyrusi dirigentė. Tai aš irgi žinokit, bet... Tai klausykit jų visi, kurie dalyvaujat ir norit gauti, kaip čia, atsakymus, tai gal tada dabar dar suskupkite įrašyti elektroninius laiškus, elektroninius paštus į tą čatą. Ir Marius dar kelia ranką. Kaip sakyt, vis tiek tie atsakymai šiandien tokie daugiau greiti ir, kaip sakyt, galbūt ne pilni, bet jeigu norime gauti kažkokį oficialų atsakymą užduotą klausimą, tai tada reikėtų nurodyti elektroninį paštą. Aš tai informuoju, kad nenoriu gauti jokio oficialaus atsakymo, nenoriu jūsų varginti, nes tai yra neformalus susitikimas ir tikiuosi, kad tiesiog bus atsižvelgta ir aptarsime kitame susitikime, kas priimtina, kas nepriimtina. Ir kodėl. Tai ačiū, kad taupat laiką mūsų. Atsiprašau, jau galiu turbūt kalbėti, ar ne? Taip, prašau. Taip, tai čia nežinau, gal nesimatė, čiate buvau parašęs pasiūlymą, kad išnaudot tuos didžiuosius medžius tiem būtent įdomesnės formos suolam ir manau būtų ir tie medžiai šiek tiek, kaip čia pasakyti, gal ir apsaugoti kažkuria prasme ir panaudoti puikiai pavėsiui, man rodos, čia būtų puikus išnaudojimas tos jūsų idėjos. Kita idėja buvo mano pasiūlymas išnaudoti šlaitus ir tarkim ten vaikų kopinėjimo, ten lipimo į kalną tokius, nežinau, teko matyti Kauno kovo 11-osios aikštėje tokius vaikų laipėjimo tokias zonas. Galbūt čia irgi, nežinau kokio ten didumo išeitų padaryti, bet galbūt išeitų kažką tokio panašaus įgyvendinti. Ir dėl saugumo, aišku, čia buvo ir dėl šiukšlių kalbos ir visa kita, aš manau, kad pagrindinė problema tada buvo, aišku, dėl to, kad ta pusė, jinai realiai nėra naudojama, kadangi ten tik tai šunys vedžiojantis te vaikšto šiuo metu, bet jeigu, aišku, visa aikštė būtų įveiklinta, tai pasikeistų situacija. Kita vertus, stebėjimo kameros galbūt su savivaldybė išeitų iki to kito karto jau turint tuos sprendiniuose jau matytųsi ir kokios galimybės įrengti tas vaizdo stebėjimo kameras ir kiek jos ten apriektų, neapriektų tos teritorijos.
Tai va tokie mano pagrindiniai būtų pasiūlymai. Ačiū. Aš tik irgi atkreipiu dėmesį, kad tas kopinėjimas ten Antakalnio gale yra tas toks visas Sky parkas, ar kaip jis ten vadinasi, kur ta ten infrastruktūra labai išvystyta, nes vaikų kopinėjimas, na žinot, turi būti su priežiūra, ten jau taip. Tomai, ar gal jūs netaip Ne- supratot, Mariu? ne Jis visai, turbūt ne turėjo taip. galvoj, Jo, kad neteisingai. šlaite. Ten Ne, išlaita, ne po medžius karstytis, bet išlaita Nu, lipinė. galbūt. Tokie kaip Galbūt. laikosi su ant ale akmenukų formos, ar kaip ten pavadinti. mes Vilniuje turim tokį ryškesnį turbūt šitam, kaip jisai, reformatų parke. Reformatų parke ten yra toks šlaitas išnaudotas vienam gale, to gal dar yra dabar, aš taip staigiai nesugalvoju, Okay. bet tų teritorijų, kur pasidarė, Taip, išnaudoja pažiūrėsime. šlaitus, tai galima pafantazuoti. Kažkokie, nes jo. Ir bet dar čia matau irgi visokių gerų pasiūlymų, tai mes turbūt perskaitę tą visą čatą ir galėsime tikrai dar čia kūrybinių minčių bus, ne, Tomai ir jūsų komandai. Tai, kadangi jau dabar, žinokit, yra 19:40, tai ir mes tikrai jau apsukom ratą, pasišnekėjom, tai gal tada darom, padėkojam pranešėjam, tai dėkojam projektuotojam, kurie pristatė, bendruomeniai, kurie sudalyvavo aktyviai, kolegoms visiems, kurie čia dirbo šiandien. Ir atsisveikinam iki kito karto, ne? Aš gal trumpą tokį klausimėlį turiu. O kada bus viešinimas Širvio projekto šitų naujų daugiabučių? Ačiū, Tai Tomai, jau jums. buvo, žinokit, 2 kartus. Bet kada bus viešai prieinamas projektas kažkoks, kad, šiaip pasižiūrėt, kas ten bus. Ir Tai taip toliau. viešai prieinamas. Projektas viešai jau buvo prieinamas, dabar turbūt jau perėjo į techninio projekto stadiją ir pamatysite jau tik tai realius pastatus, daugiau viešinimo nebebus. Tai viskas gerai, bet kada bus, nežinau, pardavimai būtų ar panašiai. Oi, tai čia ne jiem klausimai. Bet gal žinot, kaip projektuotojai. Aš galiu atsakyti, statytojo atstovas Simonas esu, tai pirmam ketvirtį kitų metų turėtų būti, iki balandžio mėnesio turėtų Supratau. viešai prieinamą informaciją pasileisti. Ačiū. Aišku, tai ačiū dar kartą tada ir jeigu visi sutinka, tai mes tada ir gal dar ir pasilinkim gražių švenčių artėjančių, nes iki to laiko tikrai su daugeliu nebesusitiksim. Tai šitą... Tai jo, jau turbūt grįšim kitais metais, Na. kaip sakyt, su patikslintais pasiūlymais į tą oficialų viešinimą. Taip. Tai visiems gerų švenčių, gražiai pabaigti šitos metus, pradėti naujus sėkmingai ir iki susitikimų. Ir ačiū už dalyvavimą iš tikrųjų. Ačiū už pastabas. Viso gero. Viso gero.